nuoširdžiai gerbiamas Lietuvos valstybės tuometinė vadovė, gerbiamas vicemerė, kuriam dėkui už tai, kad gimta mano ir jūsų Laisvės alėja, jūs bandot atkurti. Tik mes grįžom pėsčiomis iš Mišių bažnyčią ir žiūrėjom jūsų tos atkūrimuosius darbus. Pirmiausiai gerbiamas karo atašė, kuris yra oficialiai atstovauja Ukrainos valstybę, gerbimieji Seimo nariai, sužeisti ukrainiečių atstovai, kurie, matau, iš Druskininkų, vyrai, moteris yra atvykę čia, reikia versti, mūsų šauliai, kurie ir iki karo buvo mūsų viltis. Iki karo šauliai buvo mūsų viltis. Ir ypatingai tie, kurie laiko šitas nuostabes saulėgrąžas. Aš pasakysiu jums vieną nepaprastą dalyką. Aš lygiai prieš 3 savaitės sėdėjau kartu Vilniuje, Olandų diplomato namuose, buvau kartu su Zvartendiko dukra. Tai buvo toks diplomatas iki karo, kuris čia pieno centre, jūs žinot, kas tai yra pieno centras, tai yra tam name, kuris buvo iki karo pieno centras, turėjo savo atstovybę ir aš paklausiau jos, kaip atrodė ta diena, kada Liepos 22 Lietuva buvo aneksuota ir rusų tankai galutinai įvažiavo į Lietuvą ir pravažiavo pro Laisvės alėją. Kas atsitiko? Jinai pasakė man, pradingo saulėgrąžos, kur mergaitės iš kaimų būdavo suvežusios, nes tuo metu būdavo ne olandiškos saulėgrąžos, lietuviškos, iš kaimų. Dingo visos gėlės tą pačią dieną. Nekalbant apie tai, kad dingo visa Lietuvos valstybė daugybei metų. Aš norėčiau pasakyti, kad užaugęs šitoj Laisvės alėjai, aš visą laiką, kaip ir daugelis jūsų, turėjau savo širdyje jausmą, kada mes atsikursime. Ir su Birutė Valionytė, kuri buvo signatarė, kadangi aš dabar daugiau signatarų vardų šneku, jeigu malės gerbiamas meras ir gerbiama visuomenė. Aš atsimenu, kaip į ateizmo muziejų paverstame sobore stovėjo kampe Laisvės skulptūra. Kampe Laisvės skulptūra. Ir mes, laikas tiksėjo, mes galvojom, kada jinai vėl stovės prie karo muziejaus su Birutė Valionytė, kuri mirė, buvo puikiai Nedzinskinė, Birutė Nedzinskinė, taip. Man susipainė su mūsų signatarų klubo vadovė, atleiskit, su Birutė Nedzinskinė. Tai aš šitą mažą suvenyrą atnešiau iš Birutės ir mano jaunystės laikų, kadangi mes augom kartu su ją. Ir noriu jums pasakyti ką kitą, kaip atrodė 90-ieji metai. Borisas Tarasiukas, užsienio komisijos pirmininkas, prezidentas, susitinka su mumis, nepriklausomybė atkurta. Aš atsimenu, su profesorium Landsbergiu mes jos klausėme, tiksi laikrodis, mes skubame į istorijos traukinį, tik nepavėluokime. Jis sako, atiduosim branduolinius ginklus. Pasaulis duos mums garantijas. Sako, nepaisant garantijų, tuoj pat turime būti kokioj tai vakarų draugijoje NATO kartu, skubame į tą pusę. Truputėlį pavėlavo Ukraina į šį traukinį. Pavėlavo, jie patys mums sako tai su didžiuliu skausmu. Vakar mūsų prezidentė dalyvaujant Rygoje, Ukrainos prezidentas, reiškia, dalyvaujant Amerikos prezidentas pasakė ne. Pono Trumpo tiesos netaps Amerikos realybė, Amerika jūs gins. Iki šiol mums tai svarbu. Mes jau esame po saugumo stogu, Ukraina ne. Todėl mes, turėdami galvoj visą kovą, kuri buvo mūsų kartu, ukrainiečių pogrindžio kova, tik bažnyčiai, tie, kurie dalyvavo Konovalovo atminimo, ukrainiečių patrioto lyderio pogrindžio įamžinime, kuris gavo lietuvišką pasą, kadangi gyveno užsienį, ir su to pasu keliavo. Tai buvo didvyris. Ir mes, mūsų pokario rezistencija. Iki šiol mes įsivaizduokime, kovojam dėl mūsų bylų Europos taryboje. Čia stovi žmonės, anūkas, taip, Dainius, kurio dabar prieš keletą mėnesių Europos tarybos žmogaus teisių teismas pasakė vieno balsų skirtumu, ne, mūsų partizaninis judėjimas neatstovavo tautos, vieno balsų skirtumu.
Iki šiol vyksta kova dėl mūsų įtvirtinimo ir Ukrainos išlikimo. Todėl mūsų buvimas kartu yra nulemantis ir mūsų laisvę. Pakartokime bendras šūkį už mūsų ir jūsų laisvę, kur XIX amžiuje Pliaterytė, o vėliau visi sukilėliai barikadose kartojo kartu su Lenkijos sukilėliais ir Ukrainos sukilėliais. За нашу і вашу свободу, kuri iki šiol tęsiasi, už šitą šūkį. Visų politinių pakraipų Lietuvos žmonės yra su jumis, mes visi esame su jumis, Lietuvos sąjūdis yra su jumis, lenkime prieš jūs galvą ir mes suprantame, kad jeigu pralošime šią kovą ir mūsų laisvei grės išnykimas. Už jūsų ir mūsų laisvę, за нашу и вашу свободу.